O, atvažiavom pažvejoti šiandieną su komandėlė, Mantelis, Lauriukas, Isternas Ernestas Edgaras ir Rachis. Taukimba Mantelį. Nužiūrim, kaip dabar užsimes Mantelis, meškerytė. Nauja meškerė. Tai karočią aš tada į tą katamaraną, ne? Davai. Saugau galvą. Hop. Oi, nelabai katamaraną. Kaip į katamaraną užmetė? Nelabai Nu jo. katamaraną. Šiandieną formatėlis toks žvejojam, turniriuką darom. Kas mažiausia pagaus, tai tas pastatys mums po kebabą. Kadangi esam tokie žvejai, mėgėjai, neprofesionalai, tai mėginsim naują Method Feederio veidą, tai yra lūska gamybos. Žiūrėsim, koks rezultatas. Šiaip su lūska yra laimėti čempionatai. Žiūrėsim, kaip seksis mums. Jeigu mums nekimba, vadinasi arba bloga yra diena, arba mes blogi žvejai. Ant tokio va. Ir mes turim amino pliusas. Žvejojama nuo afteriukų ir vašautų, tai va lūska Mulberry. Antras yra vašautas, irgi lūskos gamybos. Žiūrėsim, bandysim kažką atradinėti naujo, gal pagaliau mums pasiseks ir pašaras pasiteisins. Pakomentuokit apie liemenę savo žvejo. Liemenė yra už 5 eurus, iš Temu užsisakiau. Yra labai daug kišenių ir ganėtinai patogios, rankos nestringa, kaip matot. Čia va yra 2 priekinės kišenės. Šiaip M dydis, bet atrodo ant manęs kaip XXL, bet nesmė. 5-metis, kai buvau, norėjau atrodyti kaip Vegeta. Galite pamatyti, atrodo kaip Vegeta. Va, mano setupėlis naujas. Reikia išbandyti šį sezoną. Žodžiu, kai bus kibimo, tai duosiu žinoti. Turnyras prasideda mūsų. Pirmoji Mantelio žuvytė. Op. Kaip nuotaikos? Labai geras. Mantelis kol kas pirmauja. Nieko, ateis mūsų valanda, aš tikiu. Viskas, reikės permest. Ir audžių spotą įmetęs bus. Užaikelė beleka. Wow. Helikopter. 2-0-0. Va, teisėjas mūsų teisėjauja. Ką reikia persimest, jaučiu jo. Reikia persimest. Matau, kad čia atradęs jisai spotuką. Mes įmesim, žinau kur mes dabar, Va taip ten, va taip ten, va taip va. Taip. Va taip va. Važiuojam. Svarbu nepabėgtų. Žiū. Karasius? Raudė. Raudė, bet išim močina. Nesu užmeškeriu. Didelė. Tokia prieš didesnį. Nebloga. Tokia, va, didesnė už delną. Pavalgyti neleidžia. Nespėjus sportuoti čia. Kiek reiškia? 3-0, karočią. Čia bus koks. 3-0, seni, 3-0. Tai kaip? Aš nežinau, aš dabar permesiu. Dabar jeigu va ten yra, tai biški taip reikia va ten kažkur mesti jaučiu. Mes su Lauriuku sėdim, iš vis čilinam. Sodybėliai. Geriausia tai, kad va kėdė pas mane yra patogi. ProLogic. Piktas Lauriukas jau. Nesigauna užmesti vis vyrui. Yra, nėra. Gal ir yra? Yra ar nėra? Yra. Yra, nėra, bus. Net gerai. 4-0-0. 4-0-0. Tu paprakaitų čia. Tai čia sportinė žvyba užsiminė. Tai čia tai iš vis aš net nežinojau vertą skaičiuoti. Ne, 7 gramų. Kaip, Lauriukai, nuotaikos to? Patampo ir все. Nu, aš irgi tą patį sakau. Patampo ir nutampo. Kas vyksta, Edgarai? Tai kas vyksta, nekimba čia. Galite užsirašyti mano mokymus. Kiek kainuoja užsirašyti klubą? Valandą 20. Ant ko žvejojamės? Ant kraiko. Ant
Lūska Method Mix. Amino plus. Ant amino rūgščių. Žinai? Žuveliam. Ką iš čia patraukė? Oi, o kaip man ištraukė? Trauk. Nu, bet kaip tu man Pala. Ką iš čia toks? Uik, tu geras. Tu debilas. Lynas. Davai, Lauriukai, dirbi. Pala, netrauk tai. Tu kaip milžina. Uik, tu. Taip kiečiu. Va čia tai jo. Lynas Kleizonas. Nu, mes turim akivaizdų čempioną šiandien. Nu, šiandienos čempionas, aiškus. Porą kilogramų. Lynas Kleiza. Geras lynukas. How much? 1-1. Nu, bandysim, žodžiu, dabar. Į kairę mesnes. Matau, kad tenais vieni kibimai. Nu, ant karštų interviu. Po prakaitų. Pirmą kartą ištraukiau lyną. Lyną Kleizą. Visai smagu, geras pasipriešinimas. Pakovojom, bet nėra, kad ten labai žiauriai reikėjo. Bet ant stabdžiuko biškį padirbo. Na, tiek žinių. Upa. Yra? Kaip tu trauki? Nu. Lynas? Nebeklikau. Kas čia per monstras? Kai tu stabdis, tai tu ne. Ar čia bus lynas? Ar bus lynas Kleiza? Bet žiūrėk, debesėlis užėjo, pradėjo kipti. Edgariukui tai 0 iš vis. Edgariukas iš vis į gamtą atvažiavęs. Ką tu čia turi? Apysai dugną, tu dugnas. Stabdį per daug atleidęs, arba čia žino. Reikės nert seni. Kaip pyso, tu did. Tu net nesimato, bet tas žuvies. Palauk. Palauk. Tai bus kar... Padanga. O kaip ištraukti, nu? Oi, fuka! Nelauk. Senis stabdį atleidinėjai, tu did. Nešaukti taip. Pagirdi, tu meškerį ištraukęs? Tai pas mane kairiai tam. Tu davai, trauk kažkaip. Meškerį lūžta, debilio. Kaip aš tu ją trauksiu? Jeigu paleisi tokią, aš tave įmesiu į vandenį. Lašiša. Lydeka. Kokio lydeka? Žiūrim tai. Pabėgo lydeka. Lydeka buvai. Pabėgo lydeka. Tau jau antrą kartą gyvenime. Tu debil. Lydeka ant tokio. Užkybo, pažiūrėk, kai suvalgė. Kokiu 3 kilogramų lydeka. Jisai nustebė. Kaip skaičiavam, 2 ir 1. Bet gerai čiupa jį, žiūrėk. Po prakaitų. Seni, kur, kaip ranka už. Būtų graibstas, gal būtumėm ir ištraukę, žinai. Nu Bet jo, neturim. jeigu Edga būtų meškerį išsitraukęs. Nu, mes žvėjai iš vis atvažiavę, nei graibšto nieko nepasėmėm. Bet tai Bet tu matai, O. kaip šitą delninę jau tokią. 100 gramų. Nu jo, delninė jo. Ne, šiaip 4 kilogramai, nes lydeka tai neaišku kokia. Pirma žuvis šiandien. Monstras. Opa. Plakis. Va tai va. Taip, man. Va taip, užsikūrėm čia tukas. Pasikūrėm. Spaudžiam laiką. Vidos. Štuką laiko mes turim surinkti dabar. Vėl jisai turi kažką. Vėl jisai šitas, va. Turi kažką. Guesas. Plakis. Plakis plačiakis. Plakis. Kiek turi žuvų jau? Kad tu filmuoji nuo 6. 6 žuvis. Kiek tu turi žuvų? 3. O kiek šitas turi žuvų? Audinį. Išvažiuoja pirkt sačioko. Nes pas mane 2 žuvis. Mes 2 žuvis jau prapisom, nes neturim sačioko. Dalbajobas. Ir didelė. Didelis. Vieną karšį didelį, lydeka didelę. Karoči, viskas per šitą va. Važiuojam, žvejojam toliau. Mums pašaras greit baigsis šiaip. Vienas indelis jau baigėsi. Laukiam dar rimto žuvies šiandien. Aš tikiu, kad dar įmanoma ištraukti kažką šiandien. Aš tikiu, kad įmanoma. Nu va, žvejys prisižvejavo. Zacepas. Klipsą norėjau nusimti. Nusiėmei? Nusiėmiau. Bet toj nusimsiu ir visą sistemą. Davai. Bet čia meškerė gera. Bet čia greičiau nuplyš. Metodas. O aš jau žvejoju, kiek aš čia žvejoju?
2,5 valandos, tik vieną žuvį ištraukęs va tokį va. Tai nežinau, kaip čia toliau eisis. Kol kas tai liūdni reikalai, kol kas kebabus aš statau. Nu, lauriukas turi tik 2 žuvis dar. Čia vaikinas pridaręs. Profesionalų žvejai. Žinai, aš nebeturiu ką veikti jau prieš jumis. Užpynęs barzdylą. Tai aš jau šiaip veiklos. A tu čia tą valą keitęs kažkada? Bet normalai koks 20 metų. Tai va, žodžiu, Kas būna, kai nekeiti valą? ieškom rėmėjo, kas galėtų manteliui valą pakeisti ant meškerės. Šiaip nuoja meškerę duot kažkokią tai ant žvybos, nes žvejoja žmogus, su tokia meškerė daugiausiai patraukia. Nusipelnęs meškerės tikrai naujos. Aš būsiu labai dėkingas. Ačiū pasakys. Nors galiu nuspirti pats. O aš dabar čia persimečiau ant kito oiliuko, ant seno gero firminio čia savo. O, ant šito. Magnum. Bafteriukai. Cosnė kvatroba. Žiūrėsim. Ar kirs ant magnuminio cosnė kvatroba. Patikrinsim. Veltui išvažiavus graibšto pirkti, nes jis nebekimba sen, viskas. Baigės. Kibimai. Švis niekam nebekimba. Rimto žvejo užmetimas. Hop. Vėl barzda. Reikėtų naujos meškerės, nes nebeina užsimest net. Trečias bandymas. Nu, bandom. Trauk. Op. Į kitą pusę. O dabar labai gerai. Lauriukas kukina kažką čia jau. Baigėsi mūsų lūska, geras pašaras, ant kurio tikrai sukybo. Kadangi sėdėsim ilgiau mes, tai įsimyksta karočiui, brimvo, didelis Va. karšis. Italianso miksą. Kadangi karščips man užkybo, tai biški šviesos paduosim karočiui. Italijoje sukybo, sukybs ir Lietuvoje. Linas ir karosas, tenčian crucian carp. It's fishing time, Baltic Baits, original. Biški to, biški ano. Sudai. Opa. Kaipgi be nortinio. Čia belgiškas išvis. Universalus saldus karšis. Čia belgiškas rimtas. Pasuko malsi. Su pirštiniam. Saulutė pasislėpė, dubakas. Nežinau, ar mes A, čia girdi, iki to vakaro įsidėsim. Gal yra kokių rėmėjų galinčių paremti kibirus, nes, pasižiūrėkit. Pas mumis laikymo. Kibiras jau toks. Taip, laikyti gali. Rankinų net nereikia. Mūsų žvejys pagavo dar vieną. Pagaliau užkirtau. Tiek žinių. Va, atvežė vaišių. Vaišiai. Barbecue chicken. Ir va, ką atvežė, svarbiausia, va. Nors ir nebekimba žuvis, bet svarbiausia, Bet gal dar užkyps. sačiokas yra. Ketvirtas žuvis, Mantelį skaitam tokias. salaka pagavęs. Nu, karučiai. Ketvirtą žuvytę. Pasibaigė lūskos pašaras ir nebėra kliovo. Mantelį irgi sėdi išdrybęs, kaip matot. Čia kėdutė, tai kokia gera. Turnyro lentelė, taip atrodo. 100 gramų tai mano. Apytiksliai jo. Lauriukas 4 žuvis 1,7 kg ir mantelis 7 žuvis 2 kg. Jo, tai pralaimėjau turnyriuką. Reikės dabar nupirkti alkūninių kebabų porą. Jeigu bus 2 štukos laiko man vidoso, tai duodu bazarą, kad aš pysiu niurką čia. Gerai, 2 štukos laikų ir niurka bus ir vidosas bus iš antros mūsų ribalkos, va čia būtent šitam sektoriui. Все, давай.